Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes esam Kačerginėj, Nemuno žiedas, Kaunas, Lietuva. Aš šiandien esu su jumis, pristatysiu IRT komandą. Seksime Vaškelį, jam sekasi žiauriai gerai šį sezoną. Jie jau pravažiavo praktiką ir, kaip suprantu, Vaškelio mašinai yra kaput. Esam kažkur kosmose, Kačerginėj. Nuo to pradėt gerai, tai jau visi žino. Sveiki, esu Aurimas Vaškelis iš IRT Olibet komandos. Dabar esame paskutinėme etape Kačerginėje, Nemuno žiedo ir kovojam dėl pirmos vietos metinėje įskaitoje. Mano mašina vakar radom, kad problemų turi, tai galvom, kad reikia pasiimti man planą. Sveiki, esu Kęstutis Petronis, IRT Olibet komandos narys. Šiandien susitikome finalinėje dienoje, tai yra pats paskutintas 5. etapas Lietuvos čempionato. Audringas sezonas buvo man, audringas sezonas buvo Aurimui, bet šiandien diena pasirodo gali būti ir dar audringesnė. Deja, bet Aurimo variklis visiškai sugedo, atsisakė pačią paskutinę dieną ir dabar turim tokią situaciją, kad kadangi aš esu pats geriausias Aurimo draugas ir aš galiu jam paskolinti savo mašiną, tai aš tą ir padarau. Tai žiūrėsim, kaip seksis Aurimui. Jisai šiek tiek yra važiavęs su mano automobiliu, bet vis tiek skirtingi automobiliai, skirtingi varikliai, skirtingi galingumai. Bus Aurimui ką veikti, manau, ir mes galėsime visi pamatyti, kiek Aurimas yra iš tikrųjų vertas šito čempionato titulo, nes tikrai yra ką veikti važiuoti ne su savo technika, kurią esi įpratęs. Tai va, tai bandom, važiuojam, žiūrim, dar grįšim į eterį, gal papasakos Aurimas daugiau kažką. Šitas sezonas kaip ir neblogas, nes turiu persvarą 80 taškų priekyje ir esu pirmas, kaip ir pasakyčiau, neblogai. Esu šiek tiek liūdnas, nes sugedo mano mašinos variklis. Vakar pastebėjom, bet tikėjomės, kad dar viskas ten veiks, bet neveikė. Dėl to tai pasiskolinau komandos draugo mašiną, su jie ir važiuoju. Dabar tai va, ten labai ribotas kiekis variklių palyginus su mano. Labai reikia būti tiksliam, kad išvažiuoti visą trasą. Tai va, tai stengiamės tokie būti. Dar atsigaudinėjom po biškį slėgius, bet turėtų viskas būti gerai. Nemuno žiedas yra man tai turbūt namų trasa. Gimtajame mieste jinai yra. Ir vienintelė trasa tokia Europoje, kuri su tokiu reljefu ir tokia greita. Tarkim, jeigu čia būdavo seniau darydavo downhillą ir jį nutraukė, kad jis yra pavojingas, aš čia važiuodavau 200+ km per valandą užsistatymą. Bet čia jeigu viena klaida, tai išvažiuoji iš jos ir gali žūti iš tiesų. Tai dabar važiuojam upgilą, tai užsistatymas su mano mašina, kur galinga, tai turėdavo būti apie 180, gal net ir kažkas daugiau. Bet dabar maždaug važiuojam apie 107. Spręsti jums, ant kiek šita trasa yra greita ir pavojinga. Sėkmės treniruotei. Trasa, mūsų šita trasa yra pamiršta, sakykim taip. Norėčiau, kad jinai pasiektų Rygos, Bikernieko trasos lygį, nes jinai turi pranašumą daugiau negu Rygos. Jeigu jinai būtų padaryta tokiam lygiai, kaip yra Bikerniekai, tai čia būtų Europai viena iš tokių. Jo, manau, kad taip, nes vis tiek reljefas visą kitą duoda savo.
viena iš geriausių trasų. Čia yra mano namų trasa, pradėjau šitoj trasoj mokintis, 2014 metais pradėjau važiuoti su E30, po keliarių metų pasiūlymą važiuoti BDC, British Drift Championship, tai buvo tuo laiku trečia pagal reitingą drifto lyga, nes būdavo Formula Drift, All Starsai, Drift Masteriai ir tada būdavo BDC ir IDC. Tai pradėjau ten važiuoti, ganėtinai tikrai patiko man ten važiuoti, nes lygis buvo labai aukštas, nes važiavau su pačiom didžiausiam žvaigždėm, kaip McKeeveris, Shanagan, Dynai ir taip toliau, tai labai daug gavau įgūdžių, skilo ir vėlgi grįžęs į Lietuvą, biškį važiuodavau čia, biškį ten važiuodavau. Tai šį sezoną visą susikaupėm su komanda, nusprendėm, kad man reikia būti Drift Kingu ir aš turiu čia parodyti, kad aš čia esu tikrai kietas, nes nebuvau niekada laimėjęs čia. Semi-pro buvau karalius, bet pro nebuvau. Tai va, tai ir susikaupėm su tuo ir dabar to ir siekiam. Tikslas toliau tai susirasti sponsorių ir važiuoti kitais metais į Drift Masterius. Esu važiavęs į Drift Masterių kelis etapus, labai patiko lygis. Aš tą mašiną sukonstravau, kad važiuoti būtent tokiam čempionate. Jis yra labai galinga, sukibimo daug turi. Galima važiuoti su ją greitai ir labai konkurencingai. Tai va, tai norėčiau važiuoti tem čempionate, garsinti Lietuvą ir šiaip žmonės žiauriai laukia manęs, nes nori, kad būčiau ne vienintelis lietuvis ten, kaip Čirba, kuris važiuoja visą sezoną parinkti taškų ir pagarsinti Lietuvą tuo pačiu. Ir pasimatuoti, ant kiek tu esi kietas. Taigi mašina ne tokia gera kaip mano, bet geriau negu nieko. Po šių treniruočių po biškį atsigaudau mašiną, priprantu, vis dėlto skirtingos važiuoklės. Aš prezentuoju IRP, čia Irvais Fabas, man IRP daug mieliau, man smagiau vairuojasi. Mašina daug kitaip, kitur klauso visai kitaip ir kaip su IRP aš važiuoju kaip mano mašina, kaip aš norėčiau važiuoja, o su šitą man reikia dabar pristaikyti prie mašinos ir reikia padirbėti, tai va. Bet viskas kol kas ok. Važiuojam, testuojamės, gaudome slėgius ir lekiam. Aišku, arklių pranašumas pas mane yra 300 daugiau, tai tikrai pasijaučiu. Čia 700 senuotų, pas mane 1000 plus. Trasa labai greita, užsistatymas apie 175 maždaug. Aš manau, su šitą mašiną tikrai tokiu greičiu statausi, su savo gal net ir 109 jaučiu. Okay. Tai kokia strategija dabar prieš kvalifikaciją? Ką tu planuoji daryti ant starto? Dėl žiūrovų simėmi Justino gražiausias padangas pasaulyje, turbūt raudonas. Ir pakelsim dūmų, rinksim taškų, praeisim kvalifikaciją ir tikėkime, kad tiesiai keliausim top 16 ir jau nebesvarbu, kas bus. Ar mes iškrisim top 16 ar ne, mes jau būsim karaliai. Labai daug neliko? Taip, išnekėjo, buvo, čia šitų šnekų, kad eik, tai jau čempas, tai va, palaukit, tai nebūtų spare car, ką tada būtum paspirtuku. Bandytume kažką. Šį sezoną važiuoja jisai bėgiais, kaip sakykim taip, emocionalus, labai užsidegantis žmogus. Aurimas kaip vairuotojas yra labai unikalus. Jo automobilis jam labai leidžia daug padaryti tokių crazy dalykų. Nu, jaučiasi kaip inkstas taukuose. Šiaip aš tikrai tikiu juo, kad jis ir su mano mašina ne ką prašiau pavažiuoti. Žino, kur gazo pedalas, kur sankaba, tai kad manau spaus iki galo. Senai jis turėjo laimėtą čempionatą, tik tai neturėjo galimybių ir mašinos, o šiaip tai crazy driveris, nežinau, kito tokio, gal kažkada Andriuka buvo panašaus stiliaus vairuotojas. Dabar tai va, Vaškelis čia yra pasiekėjas, sakykim taip. Važiuojam, paimam. Davai, pabandom. Davai, tada afteris. Taip, Vaškelis jau pasiruošęs, padangas keičiasi, kvalai prasideda, jisai kadangi pirmauja, tai važiuos pats paskutinis kvaluose. Mašina, kaip matot, nepakanka, 100 arklių mažiau, tai jam yra ką veikti ant šitos labai greitos trasos.
Ką tu darai? Jungiu linksmybių dujas. Panašu, kad Paškas visą laiką važiavo su tuščiu dosą balioną. Dėl to organizmo buvo. Nu, kaip jaučiatės intens? Čempionų lyga senoji. Čempioniška mašina, čempioniškose rankose bus čempioniškas rezultatas. Ar nervuojatės kažkiek? Tas tai nesinervuojam, apšė ramus jisai. Jisai užsidėjo spalvotas raudonas padangas ant kvalos, ta prasme. Kimbo bruožas. Aš tai nesinervuoju, man tik tais atitvaru Ramoškos gaila. Nes mašina ar taip jau. Atboj. Jei ką varingai pakeisim į kitą kėbulą, viskas gerai. Viena vis tiek gausis gera. Daug dalyvių, tai jūs realiai jūs 3-4. Nu tai gerai. Raškis. Tai porą pasidaryti. Ai, tarp kitko, Aurimas privalės šiandien laimėti su mano mašina. Jeigu nelaimės, tai jis ją turės nusipirkti. Tai va. Tai ką, normaliai bus, dabar tai tikrai nuvel bus. Šitas biškis slidesnės, ne? Kaip slidesnės? Senas. Tokių jau nebegamina, man atrodo, ne? Čia man special šitie mano garbėm. Diena mūsų prasidėjo iš tikrųjų su nerimu, nes jau iš vakaro šiek tiek vėlgi turėjome įtarimų dėl Aurimo mašinos. Ir dienos eigoje, kai Aurimas pradėjo važiuoti su mašina, mes supratome, kad mes neturime veikiančios pilnai litro suboksido sistemos. Tai vėl prasidėjo ieškojimas galų kas atsitikė, kur atsitikė, bet kaip Aurimas dabar linksminasi su pustuščiu balionu. Bet tipo, viskas yra gerai, viskas sutvarkėm, Aurimas tai važiuos, tai manau viskas bus gerai. Nu ką, žiūrėkit, aš bėgu, tai dedam ranką čia ir šaunam, davai. Gražina mašina tokia, kokia buvo, tik su raudonais dažais. Aurimui reikia praeiti būtinai kvalifikaciją. Na, žinoma, realiai nėra labai svarbu, kokioj pozicijoje, bet svarbu, kad praeitų. Ir būtinai reikia laimėti pirmą porinį važiavimą. Kitu atveju, jeigu jisai nepraeitų kvalifikacijos arba iš karto iškristų, yra teorinis šansas, kad Kęstutis Kelpša gali, laimėdamas pirmą vietą, aplenkti Aurimą ant taškų ir taip pasiimti iš jo tą pirmą vietą. Taip, gerai, tai mechanikams šimtas prisijungia, jeigu daugiau. Bus. Aišku, kad paimsim. Paimsim? Būtina. Viskas aišku, paimsim, tai mes važiuojam apstebėti, kai paimsim. Jis vis dar nebaigė šiandien, žiūrėk. Jis toliau šiandien, toliau. Apigena. 89 balai. Mano mašina tiek daug balų kvalai nėra gavus. Tai reiškia, kad aš esu achujienas vairuotojas. Arba achujovas. Nežinau, šaunuolis Pačkas praėjo top 16. Ar tai žinau, kad tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai jau yra Lietuvos DK. Ir su mano mašina. Toliau važiuos? Važiuos iki galo. Dujų turim, padangų turim, viską turim. Nu, kaip sekėsi? Sekėsi tikrai neblogai. 5 kvalė, 89. Tai mes pirmi čempionatai? Tai jo, viskas, užtenka top 16. Šiandien tai, kad ir pralošiu, aš top 16 gaučiau iškritęs, vis tiek lieku karalių, man užtenka taškų, nes už kvalifikaciją gaunu, man atrodo, 7 ir 50 kažkelis gaunu top 16 krisdamas. Tai jau viskas, nieks negali aplenkti, nes turiu gapą 8-1, man atrodo dabar, tai būtų 50. Ten 7 ar kiek plus, tai karočią. Tai kas beliko, tiesiog pasilinksminti, Ja, paendžiointi, pavairuoti. Pasimam bent 3 vietą.
sako ir važiuojam laimingi į Antį. Pašvest. Kas? Kai? Kur biuletenis? Bus. Biuletenis. Čempionas. Na, ne ta mašina, negaliu daugiau, jau viskas, čia maksimumas turbūt. Nebent ir iš šią man Ąžuolo. Nu, Norbė, ką, važiuoja prieš ką dabar? Prieš Vaškelį. Prieš 10 metų šėryklą šėrėm, bandėm ten kažką pavadinti. Žiūrėk, kaip viskas pasikeitė, žiūrėk, visas sūtas, pro mašiną. Reikia atsinaujinti, aišku, man atrodo, ir aprangą, ir mašiną. Tai va, dar šiais metais pasimėgusiu old school'ų, pažiūrėsiu kažką kitiem naujo. Sakant, reikia dar būti pasistengti. Dar pakelti. Dar grįžim prie to kietumo visų. Pirmas važiavimas dabar bus top 16 gan sunkus. Prieš čempioną. Jau yra. Jau čempionas, praėjo kvalus. Tai kokia strategija? Strategija realiai labai daug ko nekeis, nes dažniausiai kaip pakeiti bandydamas tapti ten greitesniu, kur iš esmės prieš tai nevažiavai taip sudegi, tai bandysiu važiuoti tiesiog kaip važiavau ir žiūrės, manau ir jis gerai važiuos, aš irgi stengsiuosi kiek įmanoma geriau. Jie pas jį dabar jis ne su savo mašina, tai jau pliusas, jau 400 arklių mažiau, tai aš manau šansai, o pas tavai kiek arklių dabar? 4 pam. Iš viso. Pasi 4 ir šiaip gal atsipalaidavęs truputį bus, žinai, viskas čempionas. Tai reikia pasinaudoti tą progą. Taip, būtent, gal jisai tipo net spaus per smarkiai, žinai. Nesitikės. Jo, tai dabar reikia tokį kung fu kiką jam šauti, ne? Tai gerai, sėkmės. Šauk. Važiuojam, stebėsim. Tai ką, top 16 prasideda, surasim Aurimą ir papasakok, kaip jis jaučiasi. Ką tik kalbėjau su Norbė, sakė, matyti jau, kadangi laimėjai, jau biškai atsipalaidavęs. Sako, tikriausiai turi šansą, žinai. Na, influencerį tokia. Aš neatsipalaidai, Niekados, ne iki galo važiuosim, ne? Kaip manai laimės? Aš laimės. O jeigu pralaimės? Kad aš jau laimės. Norbė sakė, duos malkų. Norbė sakė, jaunos malkų? Be šansų, patarė, nebent vakare, you know what I mean. Norbė bus. Tikrai persvara solidi. O dabar dėmesio į trasą. Norbė ir Vaškelis. Sakyčiau, Aurimas laikosi mandagios distancijos, žinant jo standartus, numatyti dabar. Ir tas verdiktas aiškus, numeris 33, Aurimas Vaškelis. Prieš Norbę laimėjom. Aš labai tikiu, kad Aurimas yra labai didelio lygio vairuotojas. Tikrai gali važiuoti driftmasteriuose. Aš manau, bet kas iš Lietuvos čempionato važiuos su juo poriniais, turės labai sunkią kovą. Aurimas Vaškelis yra tikrai lietuvių James Deanas, monstras. Ir labai įdomu, kas bus toliau prieš jį. Vaškelis iš paskos. Ohoho, čia tikras Vaškelis buvo. Ar tai apsisukimas? Svarbu pavyko. Visa kita bus gerai. Panašu, kad pavyko. Labai agresyviai pasistato Aleksas Džeimsas Vaškelis, net tobulą trajektoriją, bet spėja. Ir eina artil, tilpo, puikiai. Aleksandras Ivanovas. Man atrodo, jisai nori išgirsti iš arčiau biškį. Teisėjams gal čia kažkas, bet mes sakom, jog čempionų neteisia. Ai, ką žinau,
dar nėra tos emocijos, karaliaus taurė ne namuose, jausmas geras. Lygiai 10 metų esu šiame drifte, 10-mečio progą pasimėjau to, kažkaip susikaupėm, niekada to net nesiekėm. Pilnai visą laiką būdavo, tai biudžeto trukdavo, tai to. Finalas toksai pasibiški įdėjai darbo, sustabilus rezultatas gaunasi tada. Diena ganėtinai sudėtinga, pradėkim nuo gedimų, pabaigiant su skolinta mašina, bet finalas to, ko ir atvažiavom, bent surinkti taškų, kad būtume čempionai. Aišku, norėjosi vis tiek ant podiumo užlipti, stengiamės tai daryti, bet galbūt ir perspaudžiau biškį, gavosi kaip gavosi iš tiesų. Laimingesnis būčiau buvęs dar, tai bet šiaip jau, laimingas esu. Dėkingas komandai tiesiog, kad palaikė, padėjo ir einam į priekį kartu vienu kumščiu, žinai, ir tai labai esu patenkintas iš esmės viską, ką turiu šiuo metu. Ačiū rėmėjams, kurie palaiko, siekia kartu gerų rezultatų. Justino padangoms, kurios visą sezoną tikėjo manims, stengiasi, kad aš visą laiką važiuočiau su geriausiu sukibimu. Justino, ačiū IRT ir visiems kitiems, kurie remia, padeda ir tiki manim.